Žiniasklaida yra sukūrus tokią iliuziją, kad merginos ieško tokių palyginus turtingų vyrų. Turi iliuziją, kad jie kažkur yra, bet jų yra labai nedidelis procentas realiam gyvenime. O merginų, kurios ieško turtingų vyro, yra didelis procentas. Pernelyg didelis. Ir jos, reiškia, sugaišta daug metų ir praranda tą laiko langą, kada reikia šeimą kurti. Ir galų gale, reiškia, prasideda jau tie problemos su vaisingumu, o vyro dar nėra. Tai neteisingas kriterijus, neteisingai suformuotas modelis vyro, kai realiai gyvenime tuo pačiu metu buvo nemažai šansų ir progų, reiškia, ir tie vyrai kažkur buvo visiškai šalia ir rankose jie buvo. Tai vyrai turi kitą iliuziją. Vyrai ieško gražių merginų, išvaizdžių, patrauklių merginų ir tas jų patrauklumo, reiškia, ta kartelė yra per aukšta, per daug aukšta, neadekvačiai per aukšta. Jie nekelia klausimą apie pinigus, jie kelia klausimą apie grožį, apie išorinį grožį. Ir jie nesupranta labai naiviai, kad tas grožis po pusės metų arba greičiau labai brangiai apkars, labai skaudžiai.